Šiandieną pakalbinsime jaunąjį ūkininką Albiną. Jis gavo paramų iš ES lėšų, nusipirko traktorių naują ir jį naudoja kaip arklį. Nagi ir pakalbinkime jį, kaip jam sekasi ūkininkauti kaimo apylinkėse. Labą dieną. Labą. Labą dieną. Kaip gyvenat? Gerai gyvename, prašau padėti dirvarti. Kiek jūs gavote litukų iš ES paramų? Aš šitą yra, kaip sakant, yra... Konfidencialu. Aha. Pats tręšite šitą mėšlą, ar jums padėjo draugai? Taip. Pats tręšite. Jūs vairuojate ir kartu kampus nustatinėjate plūgui? Nu, pamatysim, važiuoju. O kiek čia arklių galių turi šitas? Velniai šitą žino, sako ponas Albinas. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Netgi Algirdas Brazauskas lygiau suarta. O! Europų čia, kur pavažiuoju? Nesusidirbta šįsyk buvo arimų, bet normaliai, žiūrėk, verčia. Šūdavas neįvinė. Prašau, ne per giliai, ne? Normaliai. Nesusidirbę vyrai šįsyk. Arklys kažko tai naravinas. Tu matei? Šieną turbūt nedavė. O tarkim, ponas Albinai. Prašau. Iškyla mums vienas klausimas mūsų filmavimo grupiai. Tarkim, po sunkios dienos darbų mėgstat alų išgert? My God. Gal norit likimo draugam perduot kokių linkėjimų? Nu, kad tų draugų praktiškai kalėjime jau negirdės jie. Tai aš daugiau netrukam perduoti. Nu taip, gal pratęskime dar kartelį šitą puikų tradicinį žemės ūkio apdirbimo būdą. Nu, bet čia praktiškai aš sakau, o ten gražu suarta, labai patinka. Ne, tai prašom, pratęskit, prašom. Ne. Albinas paprašytas grėbė už plūgą. Man jau vertimas Prašau, nesidrovėkit. Nu, davai, varom. Va, prašau. Matai, kai tu būlių dabar įsirenksi, va. Va, žiūrėk, va. Bet kas greit važiuoja? Va. Štai kaip greitai. Padėk Dieve šitam žmogui. Pavyt šitą plūgą. Nu, tai pasibaigė, tegu išėms, aš nežinau. Nu, matai, gal vasara, ale dabar ruduo, žinai, va. Nežinau. Albinai, ponas Albinai, gal galit pasakyti maždaug balų 10-balį sistemą, taip trumpai drutai? 7-8. 7-8. Jeigu išgėrus truputėlį alaus, kiek maždaug įvarytumėt? Iki 9 Ką? balų. Tiesiau artus. Nes jeigu atkreipus dėmesį, Nu ne, tai čia... nėra labai tokia ligoka ta vaga. Nu, tai mes važiavo, tai čia tau ne... O, Vera, pasveras. Ir nieko nesakė gražu. Albinai, pasakėt, kaip jums su moterim sekas? O koks tavo čia reikalas? Nu pasakėt, daug
Tai jo, patvarkai. Nu, matai. Vis tiek tu ūkininkas, jis turi tų moterų. Mes norėtume jums pasiūlyti moterį. projektą Ūkininkas ieško žmonos. O. Kaip jūs domina šitas projektas? Projektas. O pas tu kaime yra tokia viena moteris. Toks yra projektas. Klausykit, Albinai. Susirask žmoną ūkininkas. Taip sakant. Ieška ūkininkai iš Lietuvos žmonų. Pala. Vienkartinių santykių. Aš jau radau. Bet papulsit į televiziją. Na, į televiziją nepapulsiu. Sakykit, ponas Albinai, o turite jūs konkurentų šiuose apylinkėse, ta prasme, ūkininkaujančių, taip pat kaip jūs ir yra? Bando jūs nukonkuruoti, taip? Ne, tai palauk, ne, tu nesupratai, oi, aš ne taip supratau. Tik aš ne ūkininkas. Tai kas jūs esat? Aš taip žemdirbėjas. Nu tai reiškia ūkininkas. Aš ne Lietuviškais terminais ūkininkas ir žemdirbys lygiai vienas ir tas pats mėšlo krūva. Palauk, ūkininkas tai yra 10, 30, 50 kartų. O aš nieko neturiu. Geriat samagoną? Iš ko aš tu gausiu? Tai O turi? Ne, aš ne. Jeigu turėtumėm. O tai va, laisvai. Mėgstat kaimišką Aha. raugą. Ne, aš vien čia toks durnius. Va. Anam gale va, tai labai gerai, tai derlius, o va čia va, par vidurį šūdą va, Tai ponas Albinai, dėkoju Jums už šiandienos vargus, išlietą prakaitą šioje žemelėje. Su Jumis buvo edukacinė šviečiamoji laida ES paramos. Susitiksime kitoje laidoje, kur svečiuosimės pas kitą ūkininką Albino draugą Papavičių. Iki kito karto. Sėkmės visiems.